Kokie įspūdžiai, lauktas momentas turbūt ar ne, finišas, sakykime, lygos ir sekretarį? Na taip, gal neslėpsiu, tai reguliariojo sezono nugalėtojai norėjom, aišku, patekti į finalą, nors ne taip jau čia paprasta, vis tiek čia dar, sakykime, moksleiviai, gal ne vaikai, bet žaidžiam prie suaugusius ir šiek tiek, aišku, mums trūksta gal to pasitikėjimo drąsos, taip kad rungtynės buvo, sakysim, labai vidutiniškos, mėgėjiškos, bet, nu, ką darysi, čia mėgėjų lyga, tai sužaidėm kaip mėgėjai, svarbu laimėjom, žinoma, džiaugiuosi. Tokios artimos, sakykime, rungtynės buvo, rezultatas nebuvo labai didelis, nelabai dideliu rezultatu laimėjo, tai sunku buvo, ne? Buvo sunku, mes šiandieną puolė, manau, labai sunkiai, gal mes geriau gynėme šiek tiek, o puolime trūko mums kai kurių žaidėjų indėlio ir galbūt šitas ir jaudulys, nors jie jau žaidė vieną kitą finalą, bet moksleivių lygoje, sakysim taip, kad gal čia šiek tiek sutrikom ketvirtam kėliny prieš aikštę, tik 8 taškelius įmetėm, gerai, kad turėjom trečiam susikrovė didelę persvarą, taip kad šiaip taip įsikapstėm. Dabar laukia finalas, kokios mintys prieš jį? Na, finalas laukia sunkus, kadangi dvi dabar susitiks kitam pusfinalį labai fiziškai stiprios komandos, sakysim, ten daug yra karių, ten jie, kurie sportuoja fiziškai, jie aukšti stiprūs vyrai, vyresni, taip kad mums moksleiviam bus labai sunku, bet kas ten žino, finalas yra finalas, mes juos abijus esam reguliariam sezone aplošę, paskui antrame etape vienas rungtynės esam pralaimėję, bet tai nieko nesako, tiesiog finalas yra finalas, sunku pasakyti. Tai savęs favoritais neskaitot? Ne, tikrai neskaitau. Manau, kad esam gal... Varžovas bus favoritai, manau.